sakyti, taip galėsim. Tai labas rytas. Šiandien susirinkome, mes esame Kuriame Respubliką projekto komanda, tai Ieva Petronytė, kuri yra Pilietinės visuomenės instituto direktorė, o Pilietinės visuomenės institutas yra Kuriame Respubliką projekto iniciatorius. Ir taip pat mes trys nacionalinių projektų Skaidrumo laboratorija Auginkime vieni kitus ir Atgal į ateitį projektų vadovės. Šiandien žymime Kuriame Respublikos antrojo etapo, kuris buvo šių nacionalinių projektų įgyvendinimas, pabaigimą. Šiandien moksleivių projektų komandos atvyksta į Vilnių ir minėsime baigiamąjį renginį. O čia susirinkome tam, jog trumpai pristatytumėme pasiektus rezultatus ir primintumėme, kokie ir apie ką buvo šie 3 nacionaliniai projektai. Tai trumpai gal pristatysiu bendrus rezultatus. Tai šiame antrajame etape dalyvavo 265 unikalios mokyklos. Šios mokyklos, projektas padengė visą Lietuvą ir Kuriame Respubliką virusas išplito po visas 56 savivaldybės. Projekte dalyvavo per visus 3 projektus, dalyvavo 347 skirtingos komandos. Projektas įtraukė per 5000 moksleivių, per 600 mokytojų ir virš 300 administracijos darbuotojų. Tai galime pasakyti, pranoko mūsų lūkesčius ir tuo labai džiaugiamės. Tai dabar kviečiu Ievą Petronytę pristatyti Kuriame Respubliką ištakas, visus siekius, priminti ir savo įžvalgomis pasidalinti. Ačiū, Lina. Tai iš ties, kaip Pilietinės visuomenės institutas, kaip mes esame tik vieni iš partnerių, tai yra didžiulė partnerių komanda, kuri prisidėjo prie šito projekto tiek sukūrimo, įgyvendinimo, tiek dabar prisideda aktyviai jį platinant ir skleidžiant. Tai iš ties norėčiau paminėti ir tos pačius Ateitininkų federaciją, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociaciją, Pilietiškumo demokratijos ir teisės programų centrą bei mūsų kitus mylimus partnerius. Ir iš ties Kuriame Respubliką kilo iš to tokio pajausto noro, kad Lietuvoje su pilietiniu ugdymu yra kažkas ne visai taip. Ir mėginimas jį pakeisti, mokyklose atnaujinti, šiek tiek padaryti jį mažiau formalų ir labiau tokį prie savęs, artimesnį ir palankesnį tam tikram pajautimui, kad tu esi pilietis šalies labiau negu kad šnekėjimui apie tai, kad tu esi pilietis. Iš ties tai buvo pabandyta žengti žingsnį būtent į tokią naują savijautą. Ir iš ties dabar, kaip teisingai Lina ir paminėjo, mes iš tikrųjų baiginėjom jau antrąjį etapą Kuriame Respublikos, nes pirmasis etapas prasidėjo nuo to, jog 120 mokyklų pernai metais visoje Lietuvoje 30 savivaldybių įgyvendino savo pačių idėjas. Tai yra, jie patys apsibrėžė, kas jiems buvo svarbu, jie patys pamatė, kas jiems labiausiai skauda ir, arba kas ką labiausiai norėtų dar geriau pagerinti aplink save ir ėmėsi to tokio, saviniciatyvos, to bendruomeniškumo veikti kartu bendram tam savo suprastam labui. Ir iš ties labai gražu, jog iš tų visų 120 projektukų išsirutuliojo 3 didelės idėjos. Tos 3 didelės idėjos šiandien nuvilnijo šiais mokslo metais per visą Lietuvą, Atgal į ateitį, Auginkime vieni kitus ir Skaidrumo laboratorija. Ir, kaip jau minėjom, 56 savivaldybės, tai yra praktiškai dvigubai daugiau negu pirmajame etape, yra gerokai daugiau mokyklų ir gerokai daugiau vaikų, kurie, prisidėjo prie to Respublikos kūrimo aplink mus. Tai iš ties labai džiaugiamės ir tikimės, jog, šitas antrieji metai, antrasis etapas dar nebus pabaiga. Ir iš ties, jog tie patys vaikai, kurie įsitraukia, jau patys turėdami įgūdžius, tiek komandos, visos mokytojai įskaitant, tiek vėliau kitos komandos, matydami jų pavyzdžius ir jungdamiesi, galės iš ties ir toliau tą Kuriame Respubliką bangą tęsti. Tai tiesiog dėkoju mūsų projekto vadovėms irgi, kurios iš tikrųjų prisidėjo prie visų 3 projektukų didelės sėkmės. Ir tiesiog turbūt kviečiam pristatyti, ar ne? Detaliau. Tai tada kviesiu Rugilę pristatyti projektą Atgal į ateitį ir pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Sveiki visi. Iš tikrųjų, tai pirmiausia noriu visiems labai padėkoti, kurie dalyvavo, kurie įsijungė ir aktyviai prisidėjo prie mūsų Respublikos bendros kūrimo. Ir labai ačiū mokytojams, be kurių iš tikrųjų ir moksleiviai būtų sunkiai būrėsi galbūt, nes vis dėlto reikėjo tos rankos iniciatyvos, kuri palaikytų moksleivius, kuri juos paremtų ir pakuruotų. Dėl to mes orientuojamės ne tik į mokytojus, iš tikrųjų projekto eigoje išgirdome iš daugelio komandų, kad sustiprėjo ryšiai tarp
moksleivių ir mokytojų, dėl to, kad jie kartu dirbo ir tai buvo ne tik tai darbas pamokų metu, tačiau užklasinė veikla, moksleiviai darė kartu turistinius žygius, važinėjo į kitus miestus, pristatinėjo savo veiklas. Tad iš tikrųjų tas pilietiškumas gimsta ir pačioje bendruomenėje mokyklos jau. Tai priminsiu, kad projektu Atgal į ateitį buvo siekiama sudominti moksleivius ir skatinti pažinti savo kraštą, jo istorinės, kultūrinės vertybės. Ir buvo 4 mokyklos, kurios buvo šio projekto iniciatorės. Tai Alytaus Putinų gimnazija, kuri sukūrė filmus dokumentinius, padarė interaktyvų žemėlapį, taip pat pristatė fotoparodas apie politinių kalinių ir tremtinių atsiminimus tremtyje. Taip pat Kauno rajono Zapiškio pagrindinė mokykla, kuri buvo susidomėję vietos upelių išsaugojimo svarbą, nes vietos apylinkės yra daugiau negu 100 įvairių šaltinių ir upelių, kuriais jau daug kas nebesidomi ir jie paprasčiausiai nyksta po truputį. Tad vieną upelių pagrindinių, nuo kurių kilo ir gyvenvietės pavadinimas, jie sutvarkė, pastatė iš tikrųjų tiltuką, taip pat informacinį stendą, rinko vietos žmonių pasakojimus, legendas. Toliau buvo Šiaulių Dižverio gimnazija, kuri buvo nusprendus atgaivinti parką šalia esantį mokyklos miesto centre, Dižverio parką. Tačiau dėl tam tikrų galbūt keblumų, kad ne viską mes galime tvarkyti ir daryti, nes yra paveldosauga ir taip toliau. Jie tą parką garsino, išleido lankstinukus, vedė ekskursijas, supažindino visos mokyklos moksleivius bei mokytojus su parko istorija, susitiko su vietos kraštotyrininkais, turizmo informacijos centro darbuotojais. Taip pat dar viena mokykla, kurios iniciatyva Atgal į ateitį projektas gimė, buvo Kalvarijos Sangrūdos gimnazija ir jie nusprendė garsinti savo vietos kultūros paveldo objektus. Tai jie sukūrė 6 turistinius maršrutus, iš tikrųjų, kurie nusidriekė iki Lenkijos Respublikos pasienio, bendradarbiavo su viena Lenkijos mokykla ir jau savo bendruomenėje surengė turistinį maršrutą, į kurį kvietė kitas mokyklas ir vieną šeštadienio dieną jie tiesiog išėjo į žygį ir aplankė visus tuos objektus. Bei pasikvietė iš kitų mokyklų taip pat moksleivius, kuriuos supažindino su savo vietos žymiais objektais. Šio projekto kryptis buvo įvairios, moksleiviai galėjo rinktis, kas jiems buvo aktualiau, ar tai turistiniai maršrutai, ar kažkokios krašto žmonių ypatybės, tarmė, ar kažkoks savitumas, svarbių istorinių vietų tvarkymas, pritaikymas turizmui, asmenybių bankas, tai žymus ir Lietuvai nusipelnę kraštiečiai, arba gyvoji istorija, vis dar žmonės, kurie gali papasakoti savo atsiminimus apie galbūt tam tikrus įvykius, papročius. Na ir informacijos apie istorinius bei kultūrinius objektus jūsų aplinkoje atradimas, kaupimas bei pristatymas visuomeniai. Į projektą įsijungė 45 savivaldybės, iš viso 122 mokymo įstaigos, iš kurių susidarė 150 komandų. Ir dalyvių skaičius pasiekė 2000 ir komandos iš tikrųjų įsitraukė iš pradžių, galbūt buvo kiek vangiai po 5 žmonės, tačiau iš tikrųjų, kuo projektas labiau įsibėgėjo, tuo daugiau moksleivių nusprendė įsijungti, nes iš tikrųjų tai yra kaip tam tikras užkrečiamas virusas, kai vienas kažką pradeda daryti, kitas kažką išgirsta, susidomi ir nusprendžia prisidėti. Tad iš tikrųjų tos komandos didėjo, buvo, kur įsitraukė ir visa klasė ir net daugiau klasių, ta prasme, tai tampa vientisas mokyklos projektas. Pasirinktos veiklos, kurios buvo pagrindinės, iš tikrųjų tai buvo gyvenvietės atsiradimo istorija ir jos įdomybių tyrinėjimai, ąžuolai, mokyklos, bažnyčios, pastatai. Taip pat vietos turistinių maršrutų kūrimas, kurios pačios komandos aplankė pėsčiomis arba dviračiais. Iš tikrųjų buvo labai smagu skaityti apie naktinius žygius, kai komanda ėjo siauruko taku ir minėjo knygnešio laikus, kaip jie pro tą siauruką nešė knygas. Taip pat senolių pasakojimai apie gyvavusias tradicijas, prisiminimai, tai tam tikri šokiai, apie kuriuos galbūt daug kas jau net nebežino, kokie buvo anksčiau populiarūs.
Taip pat šventės kaip Velykų marginimo kiaušinių papročiai. Informacijos apie tautos didvyrius rinkimus, tai iš tikrųjų buvo nemažai komandų, kurios rinko informaciją apie partizanus, apie knygnešius, poetus, galbūt jų mokyklos pavadinimas buvo kilęs nuo tam tikrų žymių istorinių asmenybių. Taip pat kultūrinių paminklų tvarkymas. Buvo net kelios komandos, kurios tvarkė žydų kapinaitės ir iš tikrųjų rezultatai buvo labai džiuginantis, pasirinko kažkokių tai parkų ar vietos gamtos objektų tvarkymą. Bei buvo mokyklų komandų, kurios leido informacinės knygutės. Pavyzdžiui, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija nusprendė išleisti knygutę apie Adolfą Šapoką. Iš pavyzdžių iš tikrųjų labai aktyvi buvo Utenos rajono Užpalių gimnazija ir jie pagrindinį dėmesį skyrė žmogaus veiklai istorijoje. Tai jie sukūrė 2 filmus, vienas buvo Mokyklos link, kuriame įamžino mokytojos prisiminimus apie tremtį ir kodėl jinai pasirinko mokymo kelią. Kitas filmas buvo Tautos dvasia, prisiminimai apie sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto. Taip pat rinko informaciją apie šeimą, kuri gelbėjo žydus karo metais ir tą visą informaciją surinktą pristatė jaunesniesiems savo mokyklos moksleiviams ir tuo pačiu taip pat ėjo į žydų kapinaitės pagerbti, bei tas kapinaitės tvarkė. Na ir jie taip pat sukūrė internetinį puslapį apie Užpalių partizanus. Ir į tą puslapį iš tikrųjų galima nueiti, pamatysite ir vadus, ir stribus. Na, iš tikrųjų, ta prasme, ribų nebuvo kažkokių tai moksleiviam, jų idėjom ir toliau. Griškabūdžio gimnazijos komanda nusprendė atidengti memorialinę lentą rugsėjo 1 ir iš tikrųjų tai parodo, kad šios iniciatyvos nėra vienkartinės, o jos gali tęstis ir mokyklos gali tuos objektus rinktis kiekvienais metais vis kitokius, kaip pat iš tikrųjų sako, kai tvarkai namus, taip pat patvarkai vieną kampą, pamatai, kad reikia ir kitą tvarkyti. Tai lygiai taip pat istorijoje, kai jūs tyrinėjate kažkokį tai istorinį įvykį, be abejo gaunate informacijos ir apie kitus kažkokius tai įvykius, kuriuos taip pat būtų labai įdomu patyrinėti ir sužinoti kitiems. Griškabūdžio gimnazijos komanda memorialinę lentą atidengs Laisvės gynėjų Povilaičiui atminti. Taip pat buvo įdomus Jonavos rajono Barupės pagrindinės mokyklos projektas ir jie lygino dabartinių ir ankstesnių žemės panaudojimo plotų paskirtį. Jie matavo netgi CO lygį prie kelio. Iš tikrųjų, tai moksleiviai labai kūrybingi. Plungės Saulės gimnazija pasirodo turi Plungės Lurdą, kurį taip pat tyrinėjo, apie jį rinko informaciją. Šios mokyklos komandai įsitraukė daug mokytojų. Kauno technikos kolegija domėjosi automobilių ralių istorija Lietuvoje. Iš tikrųjų, istorija ralio Lietuvoje nėra daugam gerai žinoma. Jie važinėjo pas buvusius ralio veteranus, rinko informaciją apie dabartinius automobilių ralių dalyvius. Taip pat yra internete video, kur jie bendrauja su veteranais apie jų likimus, taip pat nagrinėja mašinos sandaras. Kretingos rajono Jokubavos Stulginskio pagrindinė mokykla tyrinėjo 100-mečius ąžuolus, jų išsaugojimą ir per vieno savo žygių metu jie taip pat atrado laiptus, kurie buvo meilės laiptai ir jų istorija nėra žinoma. Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla rengė naktinį žygį. Telšių rajono Lokės vidurinė mokykla tyrinėjo jomarkus, kurie anksčiau gyvavo miestelio aikštėje ir tyrinėjo, iš kur atsirado ši tradicija, kokia jų aikštės istorija. Tai turbūt tiek, iš tikrųjų komandos labai aktyviai dalyvavo, žemėlapis Lietuvos buvo padengtas, o mes tikrai labai norėtume padėkoti visiems dalyviam už jų darbus, už iniciatyvas, už pilietinės visuomenės kūrimą, už Lietuvos kultūros paminklo atgaivinimą, bei pakviesti kitais metais taip pat tęsti savo iniciatyvas, kad jos nebūtų vienkartinės. Ačiū. Ačiū Rugilei už išsamų Atgal į ateitį projekto veiklų ir rezultatų pristatymą ir kviečiu Laurą Valauskaitę
irgi pristatyti veiklas ir rezultatus projekto Auginkime vieni kitus, kuris buvo populiariausias moksleivių tarpe ir pritraukė daugiausiai dalyvių. Tai laba diena visiems ir turbūt pirmiausia turėčiau priminti, kas tai yra Auginkime vieni kitus. Tai yra mentorystės principų grįstas projektas, kuomet vyresnieji moksleiviai rūpinasi jaunesniais. Tai dalinasi savo patirtim ir įvairiais kitais būdais prisideda prie bendravimo skatinimo, patirties dalinimuose ir panašiai. Ir šiuo projektu siekta būtent mažinti tas socialinės problemas, kurios yra ypač aktualios ne tik mokyklai, bet ir visoje Lietuvos visuomeniai. Tai yra mažinti patyčias, psichologinį, fizinį smurtą ir pereinant iki visų kitų problemų. Siekta didinti pasitikėjimą mokykloje, pradedant nuo mokyklos suolo, pereinant iki tos platesnės pilietinės, politinės bendruomenės ir visuomenės. Tai projekto iniciatorės buvo 3 mokyklos iš pirmojo etapo, tai buvo Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Kauno rajono Domeikavos gimnazija ir Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla. Ir remiantis jų tą gerąją praktiką, jų pasiūlymais, jų gerąją tą patirtim, buvo pasiūlytas būtent šis modelis. Ir šis modelis, mentorystės modelis, siūlė 3 tokias kryptis, kuriomis remiantis buvo galima įgyvendinti šitą projektą. Tai viena iš tų krypčių buvo skatinti bendravimą per įvairius žaidimus. Ar tai būtų sporto varžybos, ar tai būtų šokiai, muzika, dailė, tapyba, įvairiausios veiklos, neformalios, rateliai ir panašiai. Čia jau buvo duota kūrybinė laisvė mokyklom ir mokiniam jų komandom rinktis. Antroji veikla, kuri buvo siūlyta, antroji kryptis, tai buvo mokomųjų dalykų mokymas. Kai vyresnieji būrėsi į grupės ir siūlė mokymosi pamokas. Tai tarkim, gabesni moksleiviai anglų kalboje arba kažkokiam kitam dalykė, lietuvių matematikoje ar bet kokiam kitam galėjo padėti jaunesniem, pasidalindami savo žiniomis, kurias jau yra sukaupę, padėti jaunesniem moksleiviam mokytis, ruošti pamokas ir panašiai. Ir trečioji kryptis buvo būtent derinimas mokymosi ir žaidimo formos. Tai iš pirmojo etapo buvo tokie pavyzdžiai, kai buvo sukurtas stalo žaidimas, kai moksleiviai galėjo mokytis istorinių datų ir tuo pačiu žaisti tą stalo žaidimą, bendrauti, nes su to žaidimu jie galėjo eiti per klases, ar eiti kitas mokyklas ir taip dalintis savo sukurtą veiklą, pristatyti ją ir tuo pačiu bendrauti. Pereinant į antrąją etapą, tai šis modelis būtent buvo pasiūlytas visom Lietuvos mokyklom, visom Lietuvos švietimo, didžiai daliai Lietuvos švietimo įstaigų. Ir džiugu, tikrai labai džiugu, kad susilaukė daugiausiai dalyvių skaičiaus šis projektas, daugiausiai įsitraukusių komandų ir didžiausių komandų. Tai pirminėme etape užsiregistravusių mokyklų buvo 1500, bet faktiškai įsitraukė daugiau nei 2500 dalyvių. Tai yra 157 švietimo įstaigos ir 152 švietimo įstaigos ir 157 komandos, nes kai kurios mokyklos tiesiog savo mokyklose turėjo po kelias komandas, nes vienos norėjo mokyti dalykų, kitos norėjo siūlyti kažkokias tai aktyvesnės sporto veiklas ir panašiai. Tai kuo unikalus šis etapas ir kokių originalių sprendimų pasiūlė mokyklos? Tai be abejo buvo išlaikytas tas principas tų 3 veiklų, tačiau buvo ir daug originalių sprendimų. Dažniausiai mokyklos derindavo visas 3 kryptis ir buvo tiek periodiškai ir, tarkim, ritmiškai išsidėliojamas grafikas, nes mokyklos planavo savo veiklas pusmečio eigoje, tai būdavo derinama tiek mokymosi, tiek žaidimo veiklos. Ir dažnai mokyklos taikydavosi prie mokyklos ritmo, pritaikydavo ir tas bendravimo veiklas. Tai tarkim, jeigu moksleiviai padėdavo mokytis, tai padėdavosi ruoštis, tarkim, istorijos kengūrai. Vyresnieji moksleiviai padėdavo jaunesniem ruoštis olimpiadom. Ir taip pagerindavo ne tik savo žinias, ne tik vyresnieji, bet ir jaunesnieji. Iš tokių gražių irgi pavyzdžių yra Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos komanda, kuri siūlė sporto varžybas. Tai jie nusprendė, apklausė jaunesnius moksleivius, suprato, kad jaunesniem moksleiviams trūksta tokių aktyvių sportinių veiklų, tai jie pasiūlė daryti rytinės mankštas. Ir
kelis kartus per savaitę jie organizuodavo rytinės mankštas, kurių metu visi kartu susitikdavo ir sportuodavo, ar tai būdavo sporto salėje, ar tai pertraukų metu. Taip pat Vilniaus naujininkų mokykla, tai toje mokykloje buvo 3 komandos, būtent auginkime vieni kitus komandos, viena mokė, o kitos 2 siūlė įvairias sportinės veiklas. Tai tarkim, buvo grupelė vyresniųjų moksleivių ir jos įkūrė šokio studiją. Ir ta šokio studija buvo tokia kaip ir viena vertus ir bendravimo vieta, ir šokio, ir tam tikros terapijos, nes ir pačios mokinės pasakodamos dalinosi savo tokiais labai teigiamais išgyvenimais, kaip, tarkim, netokie drąsūs moksleiviai įsitraukia, kaip pradeda save išreikšti, nes būtent su vyresniųjų moksleivių pagalba jie jaučiasi daug, jiems integruotis yra daug lengviau. Tai nėra tokio didelio atstumo, kaip būtų mokytojas mokinys, bet kai yra tas skirtumas mokinys, kai mokinys padeda mokiniui, tai tas efektas įsitraukimo į tą mokyklos bendruomenę yra daug stipresnis. Ir tas grįžtamasis ryšys, bendravimo ir tos geros emocijos yra labai stiprus. Kaip kitas irgi gražus pavyzdys, kaip mokyklos derino savo veiklas prie mokyklos tipo arba, tarkim, specifikos, buvo Panevėžio Miltinio gimnazija. Ten vyresnieji moksleiviai tapo režisieriais, o jaunesnieji buvo jų aktoriais, su kuriais jie dirbo. Tai tiesiog vyresnieji moksleiviai statė spektaklį, kurio aktoriai buvo jaunesnieji ir jie su jais įgyvendino įvairias veiklas. Tarkim, Jokubavo Stulginskio moksleiviai kūrė geradarių klubą. Tai jie pasirašė visą savo garbės kodeksą, kaip padėti kitiem, kaip laikytis to garbės kodekso, kaip kurti tą gerą draugų mokyklą. Irgi gražus toksai pavyzdys iš šio antrojo etapo yra Kuršėnų Pavenčių mokykla, kuri parengė, atsižvelgdama į situaciją mokykloje, pasiūlė tokį projektuką SOS pertrauką. Jie pastebėjo, kad reaguodami į jų mokyklos problemą, kad pertraukų metu moksleiviai jaunesnieji yra hiperaktyvūs ir kad ir tas hiperaktyvumas, bėgiojimas, triukšmas skatina ir dažnai ir patyčias, skatina ir įvairų tą tokį neigiamą elgesį. Tai jie padarė tą SOS projektą, SOS pertrauką projektą, kurio metu tiesiog tose vietose, kur vaikai būriuodavosi ir labai aktyviai bėgiodavo, triukšmaudavo, galbūt ir tyčiodavosi ir panašiai, jie darė įvairias veiklas. Nuo sporto varžybų iki įvairių bendravimo, užsiėmimų ir panašiai. Taip pat buvo daromi irgi vienas iš pavyzdžių, kaip pertraukų metu mažinti tas patyčių problemas, buvo daromi, tarkim, šokio flashmobai. Tai, tarkim, vyresnieji moksleiviai sukurdavo tam tikrą šokį ir pertraukų metu darydavo tokį greitą susibūrimą, paleisdavo muziką ir visi kartu šokdavo. Ir tas būdavo viena vertus, jie tarsi ir iškraudavo tas visas savo emocijas, kurios virė juose ir tuo pačiu po to ir drąsiau jausdavosi bendraudami ir panašiai. Be vyresniųjų ir jaunesniųjų moksleivių bendravimo taip pat šiame etape buvo mokyklų, kurios ragino labai bendrauti ir su tėveliais, kaip mokyklos irgi bendruomenės nariais, ir su buvusiais mokiniais alumniais. Tai kai kurios mokyklos kvietėsi ir savo moksleivių tėvelius, kad jie pasidalintų apie ten profesinius dalykus, apie profesinį orientavimą arba apie tai, kaip jie jautėsi mokykloje ir panašiai. Tai tas mokyklos bendruomenės savoka išsiplėtė, nes kai kurios mokyklos būtent ir ragino išlaikyti tą tęstinumą. Moksleivis, mokytojas, administracija ir tėvai. Ir tokiu būdu ta socialinė aplinka mokykloje gali būti kuriama, būti paveiki ir kuriama teigiama daug labiau, kai yra įtraukiama daugiau bendruomenės narių. Tada, svarstant, kodėl šitas projektas galėjo sulaukti tiek daug dėmesio, tai turbūt verta paminėti, kad pats modelis buvo parinktas pagal dalyvavusių mokyklų pasiūlymus. Tai kai jau tai ateina iš pačios mokyklos, tai dažniausiai tai yra principas, kuris yra veikiantis. Kita vertus, pats mentorystės principas vyresniųjų, jaunesniųjų yra lengvai pritaikomas mokykloje. Tai nereikalauja labai daug kažkokių tai papildomų veiksnių. Tai tas pats modelis yra
jo pritaikomumas yra paprastas ir kita vertus prasmingas. Taip pat pabrėžčiau dar, kodėl manau, kad šitas projektas sulaukia tiek daug dėmesio, tai būtų turbūt ta pozityvi rimtų socialinių problemų sprendimo praktika. Kad šitas projektas jisai neakcentuoja patyčios kaip esminės žinutės, bet jisai akcentuoja tą draugišką aplinką, bendravimą, tą teigiamą emociją, kur yra daug priimtinesnė moksleiviui, kuris nori smagios, prasmingos veiklos, be abejo, jisai nori prasmingos veiklos, bet jisai nori ir tos lengvos ir smagios veiklos. Ir būtent tas siūlymas per žaidimus, per mokymasi, per įvairių veiklų derinimą, būtent yra priimtinas moksleiviam. Taip pat šitas projektas, kuo jisai skiriasi nuo kitų dviejų siūlytų veiklų, tai kad jo tikslinė grupė yra šiek tiek ir platesnė, nes jeigu, tarkim, kiti du projektukai galbūt buvo orientuoti labiau į vyresnę grupę, tai jisai įtraukęs po savo sparnu šitam etape glūdė labai daug mokyklų. Tai ir buvo ir pradinukai, ir darželinukai, ir gimnazistai, ir progimnazijos, ir kolegijos, ir suaugusiųjų mokykla. Tai reiškia, kad ta mentorystė yra labai lengvai pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms. Ir tarkim, įdomu ir tai, kad į šį projektą įsitraukia net ir tos vadinamos specialiosios mokyklos, tarkim, kaip kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų arba negalę turinčių vaikų mokyklos. Tai manau, tie yra tokie kaip ir pagrindiniai sėkmės kriterijai, kurie būtent šitą projektą leido jam taip plačiai paplisti visose Lietuvos, didžioji daly Lietuvos mokyklų. Ir be abejo, tas grįžtamasis ryšys iš mokytojų, iš mokinių yra labai teigiamas ir mokytojai pabrėžia, kaip keitėsi bendravimas tiek vyresnių moksleivių, tiek jaunesnių, kaip patys moksleiviai pabrėždavo dažnai dalindamėsi savo įspūdžiais, kaip jeigu pirmam etape tie jaunesnieji jaučiasi nedrąsiai, nereiškia savo nuomonės, tai kaip eigoje tai keičiasi ir jaunesnieji moksleiviai pasidaro drąsesni, prieina, apsikabina, reiškia tas emocijas. Tas ugdomi tie socialiniai emociniai įgūdžiai, kurie yra reikalingi visam gyvenimui. Ir žinome, kad jie pravers visada ir visose gyvenimo situacijose. Vyresniųjų moksleivių taip pat gerėja šie įgūdžiai ne tik jaunesniųjų, bet ir vyresniųjų moksleivių. Ir įdomu tai, kad buvo pabrėžta, kad gerėja ir mokymosi rezultatai. Tai gerėja ne tik ta socialinė emocinė aplinka, kai moksleiviai jaučiasi tiesiog geriau, bet ir gerėja mokymosi rezultatai, nepriklausomai nuo to, kokią veiklą jie užsiema. Ir be abejo mažėja tos patyčios, daugiau tos teigiamos emocijos ir panašiai. Ir žinant iš pirmojo etapo patirties, kad tos mokyklos, kurios pradėjo gyvendinti tą projektą, tai vyresnieji moksleiviai užsiaugindavo tą naują jaunąją kartą, kuri ir toliau tęsia tą veiklą. Tai aš labai linkėčiau ir tom mokyklom, visom mokyklom, kurios įsitraukia į projektą, kad būtų ta karta užauginta ir kad jos ir toliau tęstų tas prasmingas veiklas ir kad būtų kuriama ta bendraujant ir draugiška visuomenė ne tik mokykloje, bet ir visoje Lietuvoje. Tai tiek turbūt. Ačiū Laurai. Ačiū Laurai ir dabar aš, Lina Jasaitė, pristatysiu Skaidrumo laboratorijos projekto veiklas ir rezultatus. Tai Skaidrumo laboratorijos projektas siekia, jog šio projekto dalyviai suprastų, kas yra korupcija, kokios yra jos formos ir kaip tai daro įtaką kiekvieno jų gyvenimui. Kitaip sakant, šis projektas siekia ir manau, kad pasiekia, jog mokyklose būtų ugdoma sąžiningumo ir skaidrumo kultūra. Vėlgi einant per gerąjį pavyzdį, neakcentuojant tos blogosios korupcijos, bet akcentuojant skaidrumą, sąžiningumą kaip vertybę, kuri yra madinga. Galime pasidžiaugti, jog prie šio projekto prisijungia per 1000 mokinių, virš 150 mokytojų ir administracijos darbuotojų ir virš 100 mokymo įstaigų. Projekto dalyviai visgi dažniausiai būdavo vyresniųjų klasių moksleiviai, prie projekto prisijungia ir viena suaugusiųjų mokykla. Šis sąžiningumo ir skaidrumo virusas paplito tolygiai visoje Lietuvoje. Negalėčiau išskirti ir minėti, jog
tai buvo populiariau mažose miestuose, miesteliuose negu didmiesčiuose. To tikrai nebuvo, galbūt dėl pačios problematikos, jog ši problema, korupcija ir nesažiningumas yra tikrai opi visoje Lietuvoje, neišskiriant regiono, kur tokios problemos nebūtų. Skaidrumo laboratorija tikrai norėjome projekto, organizatoriai, visa komanda labai siekia, jog tai nebūtų dar viena platforma, kur būtų daug teorinių žinių, skambių frazių, bet taip ir nepasiektų moksleivių. Tai manom, kad tikrai mums pavyko ir moksleiviai vykdė tas praktinės veiklas. Tai, ką minėjo Ieva, jog trūksta tų praktinių veiklų mokykloje, formaliojo ugdymo metu jų tikrai nėra pakankamai. Tai su šiuo projektu mes pasiekėm, jog praktinės veiklos vyrautų ir mokiniai patys imtųsi veiksmo kurti tą pokytį, apie kurį tiek daug kalbam ir sakom, kad galim, bet dažnai nedarom. Labai džiaugiuosi ir dar kartą noriu padėkoti projekto draugams. Taip, projekto draugai buvo ir yra vis institucijos ir iniciatyvos, kurios Lietuvoje kovoja su korupcija, skatina skaidrumą. Tai tokios institucijos kaip specialiųjų tyrimų tarnyba, valstybinė mokesčių inspekcija, pilietinis judėjimas Baltosios pirštinės, iniciatyva Baltoji banga bei Transparency International Lietuvos skyrius. Tai šie partneriai savo žiniomis, skirtingomis formomis bendradarbiavo su mokyklų komandomis. Tai dažniausios formos buvo vizitai. Tai jeigu tai yra, tarkim, Baltoji banga, tai Baltosios bangos, kur yra iniciatyva skatinanti skaidrų verslą, tai skaidrių įmonių atstovai, jų vadovai, pavyzdžiui, Siemens generalinis vadovas vyko į mokyklą ir dalinosi savo geraisiais pavyzdžiais su mokiniais. Tai vyko vizitai, Baltųjų pirštinių regionų vadovai važiavo į skirtingas mokyklas ir kalbėjo apie skaidrumo svarbą visuomeniai. Specialiųjų tyrimų tarnybos vizitais tikrai džiaugiasi mokyklos, kai kurios mokyklos patys važiavo ar tiek į nacionalinį specialiųjų tarnybų skyrių ar vietos skyrių. Valstybinė mokesčių inspekcija sudarė galimybę norintiems dalyvauti elektroninėje olimpiadoje. Tai partnerių indėlis tikrai buvo svarbus ir manau padėjo pasiekti to projekto tikslų, jog mokiniai iš tikrųjų po bendradarbiavimo suvokė, tikrai suprato, kas yra ta korupcija ir kaip iš tikrųjų tai pasiekė kiekvieną iš jų. Tai pagrindinės būtų formos tikriausiai, kur skaidrino ir ką skaidrino tie mokiniai. Tai vienas, be abejo, kas jiems yra aktualiausia, tai mokyklos gyvenimas. Jie suprato, kad ta mini korupcija egzistuoja jau dabar pas juos ir kad ta korupcija yra ne kas kita kaip nesąžiningas elgesys, pavyzdžiui, nusirašinėjimas. Tai daugiausiai mokyklų bandė išguiti šią madą iš savo gyvenimo. Taip pat buvo nemažai mokyklų, visgi jiems atrodė aktualu kalbėti, šviesti, tiek gilinti žinias ir mokyti kitus, kas yra tos neapmokestintamos pajamos ir kokią žalą tai daro jiems patiems. Tai jeigu šitos pasirinktos sritis manęs kaip projekto vadovės nestebino, nes to galima ir buvo tikėtis, tai labai maloniai nustebino kūrybingi mokiniai, kurie pasirinko tikrai priemonės, kuriomis jie tai darė, buvo stebinančias. Tai tikriausiai vėlgi buvo labai populiarūs video filmukai, kurie buvo tikrai kūrybingi. Štai pavyzdžiui, viena mokykla filmavo, inscenizavo tiesiog situaciją kaimo parduotuvėje, kai ateina pirkėjai ir jiems nėra išduodami čekiai. Tai suprantama, jog parduotuvės savininkė pardavėja slepia mokesčius ir eidama po darbo ši parduotuvės savininkė yra apiplėšiama, jis skambina policijai ir prašo, jog policija atvyktų ir jai padėtų, tiesiog nori užregistruoti nusikaltimą, išaiškinti ir kad jai būtų atlyginta. Ir tuomet policija sako, žinote, neturime lėšų. Tai tikrai tas mokinių sugebėjimas pažvelgti į taip su šypsena, bet į tikrai skaudžias visuomenės problemas stebino. Taip pat buvo organizuojamos, jeigu kalbant apie nusirašinėjimą, tai buvo labai populiarūs piešinių konkurso, videofilmukai bei flashmobai mokyklose, kai mokiniai iš tikrųjų, kaip ir kolegos minėjo, dažniausiai
komandos daro 5-10 žmonių, tačiau jie įtraukė ir mokyklos bendruomenę, organizavo flashmob akcijas, ryte pasitikdavo mokinius su ženkliuku, įsekdavo jam bukietas nenusirašinėk. Tai tokių akcijų mokykloje buvo ne viena ir ne dvi komandos tokias akcijas vykdė. Taip pat buvo tokius, norėčiau paminėti atveju, štai kaip kalbant apie neapmokestinamas pajamas, kaip mokiniai kartu su mokyklos administracija paruošė mokyklai naudojimui vokus su užrašu ir logo, kuriame yra skelbiama, kad vokai yra skirti laiškams, ne pinigams. Ir būtent tos skaidrumo laboratorijos dalyvių iniciatyva dabar visa mokyklos korespondencija keliauja būtent tokiuose laiškuose su tokiu užrašu. Buvo keletą mokyklų, kurios turi savo vietinius radijus, tai pavyzdžiui Šiaulių Didžvario gimnazija turėjo laidų ciklą, kurio metu taip pat buvo gvildenamos akademinio sąžiningumo aktualijos ir kaip tai yra svarbu, kokiu veiksmu galima imtis, jog tas akademinis sąžiningumas būtų vis didesnis ir didesnis. Tai formos, sakau, buvo labai įvairios, buvo tikrai daug įvairių filmukų, kurios buvo daug apklausų daroma. Kas mane labai iš tikrųjų džiugino, tai disciplina, kompleksiškumas, kadangi tai vyresnių klasių moksleiviai, tai jie sugebėjo sujungti savo formaliojo ugdymo žinias iš skirtingų disciplinų ir visą tai sudėti į vieną skaidrumo laboratorijos projektą. Tai džiaugiasi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai šitokių teorinių žinių praktinių pritaikymų. Ko dar noriu pasidžiaugti, jo, kaip minėjom, komandos buvo dažniausiai nuo 5 iki 10 asmenų, bet ilgainiui tos komandos plėtėsi, jeigu nesiplėtė pačių komandos narių, tas organizacinis komitetas išlikdavo tas pats. Labai džiugu, jog skaidrumo laboratorijos projekte jie sugebėjo pajungti didžiąją dalį mokyklos bendruomenės per įvairias akcijas. Taip pat buvau maloniai nustebinta, jog ne tik moksleiviai sėmėsi žinių iš vietos bendruomenės. Tai ne tik jie, tarkim, ėjo į specialiųjų tyrimų tarnybos skyrių, kuriems vedė paskaitas ar ten edukacinius filmukus rodė, bet ir jie grįžo pas save, suprocesino visą informaciją ir jie tada kaip atidavė tą savo dalį ir jie patys išėjo į bendruomenę atgal ir tada jau švietė, tarkim, vyresnio amžiaus žmonės. Tai tikrai buvo ne viena ir ne dvi komandos, kurios būtent per edukacinę prizmę švietė vyresnius žmonės savo vietos bendruomenėje. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų, tai kelios, tai yra 2 Anykščių mokyklos organizavo renginį Demokratiški skaidrūs rinkimai ir to renginio metu buvo ant didelių lapų iš tikrųjų nupiešti įvairūs plakatai ir kadangi tas jų renginys vyko balandžio mėnesį, tai gegužės mėnesį, kai mes turėjome Lietuvos Respublikos prezidento Europos parlamento rinkimus, tai tame būtent Anykščių rajone tie plakatai buvo iškabinti rinkiminėse apylinkėse ir taip, moralizavo tos suaugusiuosius. Tai tokie atvejai tikrai džiugina. Apibendrinant, tikriausiai norėčiau išskirti pagrindinius aspektus, kurie lėmė skaidrumo laboratorijos projektų sėkmę. Arba, projektai buvo sėkmingiausi tie, kur tie 4 aspektai, kuriems tiems 4 aspektai dominavo. Tai pirmiausia yra iniciatyva. Labai svarbu, ir kuriame Respublikos principas yra, jog iniciatyva tai yra iš apačios, iš mokinių kiltų idėjos. Ne kažkas jiems nuleidžia idėjas, bet jie sugalvoja jas patys ir, žinoma, tuomet motyvacija jas įgyvendinti yra kur kas stipresnė. Taip pat labai svarbu, jog bendruomeniškumo svarba buvo suprasta. Ruošdamiesi šiems nacionalinių projektų gyvenimams daug dėmesio skiriame būtent komandos būrimo procesui. Tai, manau, ne tik skaidrumo laboratorijos, bet ir kitose 2 projektuose tą jautėme, jo komandos būrimui buvo skiriamas didelis dėmesys. To pasekoje projektai buvo stipresni. Džiugina mokiniai, tai 3 aspektas būtų kūrybingumas. Visgi jauni žmonės yra tie, kurie, ko gero, mąsto kūrybiškiausiai, kur nėra supainioti kažkokių nuostatų ir įsprausti rėmus, tai tas kūrybingumas jiems padėjo. Ir skaidrumo laboratorijos atveju tikrai veiksmų kompleksiškumas, kaip minėjau, kai buvo sujungiamos skirtingų disciplinų, formaliojo ugdymo, žinios gautos formaliojo ugdymo metu iš skirtingų disciplinų.
buvo panaudotos skaidrumo laboratorijos projektui įgyvendinti. Tai šie 4 aspektai lėmė sėkmingų projektų įgyvendinimą. Tai tiek trumpai apie skaidrumo laboratoriją. Tikriausiai, visos 3 mes, visos 4 džiaugiamės projektų įgyvendinimu, rezultatai yra džiuginantis, kas tikriausiai neramina, kas bus toliau. Mes labai norim, kad šie projektai ir šios idėjos ir tikim, jokios ir toliau bus įgyvendinamos viena ar kita forma. Ir galbūt Ieva galėtų ir papildyti, kaip galime ir kaip užtikrinti projekto Kuriame Respubliką tęstinumą. Tai iš tiesų tęstinumui yra, visada kyla klausimas, ar ne, kaip mes tęsime tai, kas yra gražu ir padėsime tiesiog tiem pačiom iniciatyvom vystytis. Ir šitoje vietoje iš tiesų Kuriame Respubliką visą laiką jau nuo pat pradžių galvojo apie tai, kad jeigu praktikos bus geros, kaip jos galima bus pratęsti ir išplėtoti toliau. Ir čia merginos pristatydamos, man atrodo, irgi akcentavo pakankamai dažnai, kad iš ties patys moksleiviai, tie, kurie įsitraukia, jie gauna tam tikrus įgūdžius naujus, tam tikras įgyja charakteristikas, kurias jiems leidžia vėliau sėkmingai savo bendruomenėse, savo mokyklose, vėliau galbūt universitetuose ir darbuose, ir darbovietės ir taip toliau, imtis iniciatyvos ir keisti savo aplinką patiems. Taip kaip iš tiesų, kad būtų gera gyventi. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, irgi Auginkime vieni kitus labai gražiai paminėjo, yra tas užsiauginimas naujos kartos. Tai yra, kad šalia tų moksleivių, kurie patys tampa kitokie, įgauna įgūdžių, lygiai tos pačios mokyklų komandos po truputėlį keičiasi. Tai yra, kad auginama nauja karta ir ta nauja karta yra pati suinteresuota save reprodukuoti. Tai iš ties yra irgi labai gražus toks pasiekimas, kad tiesiog nuolat yra, jeigu moksleiviai išeina iš mokyklų, tai jie pasirūpina, kad jų veiklas kažkas pratęstų kiti. Ir kitas dalykas, aišku, visada norisi, kad iniciatyvų gausa, jinai plistų ne tik laike, bet ir erdvėje. Ir čia Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais ir Švietimo ir mokslo ministerija iš ties yra pasiryžę plėsti tą idėją ir skatinti kitas mokyklas ir kitas savivaldybės įsijungti. Čia galim paminėti, kad iš ties yra kuriamos metodikos, kurios bus ir moduliai, kurie iš ties papildys būtent kaip dokumentų formą, tekstų formą, lengvai prieinamų, skaitomų, suprantamų mokytojams, kurie iš ties padės praturtinti pamokas, pradės pakeisti tą mokyklos gyvenimą. Ir kita vertus, mes lygiai taip pat galvojame dirbti su būsimaisiais mokytojais, tiesiog, kad vis dėlto tas požiūris mokykloje į pilietį, į pilietiškumo ugdymą jis keistusi. Ir iš ties tiesiog norėtųsi pasakyti, kad pilietis yra tas, kuriam rūpi. Tai tiesiog labai norisi, labai džiugu, kad to rūpesčio savo aplinką šitose projektukuose buvo daug ir labai norisi, kad tas rūpestis jisai tiesiog iš tiesų būtų, plistų ir išliktų. Gerai, ačiū Ievai. Mes iš savo pusės pasidalinam informaciją, kurią norėjom. Jeigu yra klausimų, drąsiai klauskit. Jeigu ne, tai ačiū susirinkusiems ir geros dienos.